Taigi, sveiki atvykę naują anglų kalbos kursą Edukos pamoką, su jumis mokytojas Edgaras ir šiandieną aš noriu trumpai pademonstruoti jums, kaip galima mokintis anglų kalbos patiems namuose. Aš turiu įvairių kursų, turiu video YouTube platformoje, kur mokinu tokių metodų jūs anglų kalbos, ar ne, bet yra būdas, kaip galima pačiam mokintis arba pačiai mokintis namuose. Ir tai yra toks nestandartinis būdas, bet manau, kad jis gali būti pakankamai naudingas jums ir pakankamai gali pagelbėti išmokti anglų kalbą. Tai žiūrėkite, jeigu turit bent kažkokius pagrindus, pradėkime nuo paprasto sakinio, ar ne? Tai tarkim, aš esu. Turime I am, ar ne? I, aš, am, esu. Bandom prilipinti kažkokį žodį. Kas tiktų prie aš esu? Aš esu čia. I am here, ar ne? I am here. Pabandykim pakeisti asmenį. Ar tu čia esi? Ar tu čia esi? Visada galvoje darykit lietuviškai pirmiausia ir tada verčiam. Ar, sakom, tu čia esi, kol kas nedarykim klausimą, darykim teiginį. Tu čia esi. You are here. Ar ne? You are here. Ok, dabar paverskim į klausimą. Paklauskim žmogaus. Įeinam į kambarį. Ar tu čia? Keičiasi vietomis šituo atveju, ar ne? Are you here? Are you here? Ok. Dabar kaip tiesiog reikia paklausti, ar tu esi? Ar tu esi? Tai bus are you? Tiesiog, ar ne? Are you? Nes veiksmažodis būti, esamajam laike, šoka į priekį, kai turim klausimą. Are you? Ok. Pabandom padaryti klausimą su papildomu žodžiu. Kaip yra kur? Kur yra where? Where? Tai dabar pabandykim paklausti, kur tu esi? Kur tu esi? Dabar labai svarbu atkreipti dėmesį, kad anglų kalboje mes, kai turim klausimą, nesvarbu, kad turim klausimą į žodį priekį, vis tiek sudarom taisyklingą klausimą pirmiau ir tik tada priklijuojam where priekyje. Tai sakome, where are you? Ar ne? Where are you? Nes teiginys mūsų būtų you are, ar ne? Bet mes negalim sakyti where you are, tai nebus klausimas, tai tiesiog bus pasakymas, kur tu esi. Pavyzdžiui, ten, kur tu esi, tada galiu sakyti where you are. Bet jeigu aš klausiu, kur tu esi, where are you? Where are you? Ok, vis dar liekam present simple laike, praktikuojamės present simple laiką, pavyzdžiui, ar ne? Imkim kitą veiksmažodį. Imkim, pavyzdžiui, veiksmažodį žaisti, ar ne? Žaisti. Tai bus to play. To play. Kaip pasakytumėm, tu žaidi, you play. You play. Kaip pasakytumėm, aš žaidžiu, I play. Pabandykim paimti mano mėgstamiausią pavyzdį, aš žaidžiu tenisą, I play tennis. I play tennis, ar ne? I play tennis. O dabar, jeigu nori pasakyti, tu žaidi tenisą, you play tennis, right? You play tennis. O ką darau, jeigu noriu paklausti dabar? Tai yra šiek tiek kitoks veiksmas esamajam laike, ar ne? Tai čia mes neturime veiksmažodžio būti, kuris šoks į priekį. Play tikrai nešoks į priekį ir nesakysiu play you tennis. Man reikia do, kuris atsiranda, papildomas pagalbinis. Tai do you play tennis? Ir aš turiu gražų klausimą. Do you play tennis? Do you play tennis? Dabar pridėkim kiekvieną dieną, pavyzdžiui. Every day, kiekvieną diena, linksnis nesvarbu, linksnių anglų kalboje nėra. Ok, dabar kaip paklausti, ar tu žaidi tenisą kiekvieną dieną? Do you play tennis every day? Do you play tennis every day? Ar ne? Ok. Paklauskim, kodėl? Why? Kodėl tu žaidi tenisą kiekvieną dieną? Dabar aš turiu visą gražų klausimą, ar tu žaidi tenisą kiekvieną dieną ir priekyje jo klijuoju why. Why do you play tennis every day? Ok, why do you play tennis every day? Mes jau galim tokį didelį klausimą sudėlioti. Why do you play tennis every day? Why do you play tennis every day? Dabar prisiminkim, kaip dar kartą būtų aš žaidžiu. I play. Bet trečias asmuo vienaskaita, jeigu atsimenam esamąjį laiką, šiek tiek pavažiuosiu, kad matytis daugiau.
She plays. Atsiranda S raidė. She plays. Dabar jeigu norėčiau paklausti, ar ji žaidžia, atrodo, lyg turėčiau sakyti do she plays, ar ne? Bet mes žinom, kad mes keičiam vieną veiksmažodį, bet keičiam tik pirmąjį. Dėl to aš sakau ne do she plays, bet does, kadangi iš do pavirsta į does she play. Tada antrasis veiksmažodis tikrasis, nes čia pagalbinis, nesvarbu, kad jis pagalbinis, jis vis tiek keičiasi. Antrasis lieka be S raidės. Does she play? Does she play? Noriu paklausti, kodėl jinai žaidžia? Why does she play? Why does she play? Noriu paklausti, kur? Where? Klausiu, where does she play? Where does she play? Ar ne? Where does she play? Kur ji žaidžia kiekvieną dieną? Where does she play every day? Where does she play every day? Ar ne? Prisiminkim dar kitokį veiksmažodį. Pavyzdžiui, galėti. Dabar galėti, bendratis labai įdomi yra, jin yra to be able to. Bet aš žinau, kad jo pirma forma yra can. Tai pavyzdžiui, I can, aš galiu, ar ne? I can. Ok, tu gali, you can. Ir kuo gražus yra can, kad jis visiems asmenim vienodas. Tai reiškia, netgi ir she can. Jokių S raidžių čia nebus. Tiesiog she can. Ok, she can. Ir kuom jisai skiriasi nuo šitų veiksmažodžių kaip žaisti, jis yra labiau panašus į veiksmažodį būti. Jis yra kaip am, are, is, nes klausime jis šoka į priekį. Tai jeigu klausiu, ar ji gali, can she? Can she? Can she? Dabar padėti yra to help. Right? To help. Ir paprastai, kai aš turiu antrą veiksmažodį, aš jį turiu bendratyje kaip ir lietuvių kalboj. Tai jeigu aš sakau, aš noriu, yra to want, norėti, tai aš noriu yra I want, ar ne? I want, pavažiuokim truputėlį žemiau, I want, tai aš noriu padėti, bus I want to help. I want to help, nes aš noriu, bet antras veiksmažodis padėti yra bendratyje. I want to help. Aš noriu padėti. Bet kuom skiriasi veiksmažodis galėti, kad po jo einantis veiksmažodis nebus su tu žodeliu. Jis bus bendratinėje formoje, bet be žodelio tu. Tai dėl to aš sakysiu aš galiu, o aš galiu padėti, I can help. I can help. Tai dabar kai bus ji gali padėti, she can help. Ar ne? She can help. She can help. Ar gali jinai padėti? Can she help? Can she help? Man yra arba to me, arba šiuo atveju, jeigu po help, tiesiog me gali ir užtekti. Tai aš sakau tiesiog, can she help me? Ar ji gali man padėti? Can she help me? Aš klausiu, kada? Kada yra when? Tada sakau, when can she help me? When can she help me? Ar ne? When can she help me? When can she help me? Ok. Kada tu man gali padėti? When can you help me? Kada tu gali man padėti? Čia bus kaip ir ateitis panašiai, ne? Nors ir ateitie aš nenaudojam laiko, bet kai klausiu, ar kada gali padėti, tai automatiškai jau suprantam, kad kalbu apie ateitį, kada tu gali padėti, arba kokiomis dienomis tu gali man padėti, ar ne? Nes kalbu esamuoju rutininiu laiku. When can you help me? Tai iš esmės toks yra šitas metodas. Tiesiog jeigu turit bent kokius pagrindus, pradėti klijuoti sakinius. Pirmiausia, sugalvojat lietuviškai, pridėt papildomą žodį. Pridėt dar vieną žodį. Ok, paversiu į neiginį, paversiu į klausimą. Pridėsiu papildomą žodį klausime. Pakeisiu asmenį, ar ne? Ir tokiu būdu varijuoti, dėlioti sakinius. Dabar galite sakyti, o kaip man žinot, ar teisingai padariau? Visada galite turėti atsidarę Google šalia ir įsivesti sakinį. Ir pasižiūrėti, ar Google jums pataiso, ar nepataiso. Ar ne? Aš už tai, kad viską daryti kuo našiau, kuo patogiau, kad ne visada turėsit mokytoją po ranka, ar ne? Tai kad tiesiog galima norėti mokintis patiems, ir tai yra puikus metodas tiesiog praktikuotis anglų kalbą, ar ne? Ir nebijoti to sakinius sakyti garsiai, ypatingai, jeigu niekas aplinkui nesiklauso jūsų. Tiesiog sakyti tokiu būdu. Tai parašykit komentaruose, ar
tokia pamoka iš vis buvo įdomi, ar ne? Mes galim tokių pamokų tikrai ateityje daugiau padaryti, kur tiesiog greitų tempu vieną po kito sakinius dėliojam. Tai jeigu tai yra įdomu, parašykit man komentaruose rasite dar ir frazių knygelę, kurią galit parsisiųsti nemokamai. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit ir pasimatom dabar jau tada kitoj pamokoje.